Labas, aš esu Irena Strasdienė, jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandieną keliaujam į atsistatymą po gimdymo. Šį kompleksą, kurį parodysiu, galima daryti jau 3-4 savaitę po gimdymo. Aišku, pasitarkit su savo gydytoju, jeigu jaučiat diskomfortą, tai žinoma nedarot, jeigu jaučiat skausmą, žinoma nedarot. Ir nedarom, jeigu buvo atliktas cezario pjūvis. Visais kitais atvejais reikia žiūrėti labai individualiai ir jeigu abejojat, būtinai pasitarkite ar su kineziterapeutu, ar su gydytoju. Šiandien užsiėmimui mums reikės kaladėlės. Jeigu neturit jogos kaladėlės, tai tiks bet koks kamuolys, gali būti vaikiškas kamuolys, gali būti pagalvėlė. Aš parodysiu, kaip tą daryti su alternatyviom priemonėm, jeigu neturėsit kaladėlės. Ir dabar visuose pratimuose mes pritaikysim kvėpavimą, kurį rodžiau praeituose video, kai mes iškvėpimo metu įtempiam tarpvietę ir aktyvinam pilvo raumenis. Pradedam mes sėdint. Kiekvieną pratimą, kiekvieną kvėpavimą mes darysim po 8-10 kartų. Žiūrėkit pagal save. Kam bus per daug 8 kartų, darykit 6 kartus. Vėliau po truputėlį didinsit pakartojimų skaičių. Pradedam atsisėdusios. Patogiai atsisėdusios galit sėdėti ant kėdės, galit sėdėti ant grindų. Aš pasirinkau sėdėti ant paaukštinimo. Nugaros tiesios, pečiai atpalaiduoti, dantų nesukandam, veidas atpalaiduotas. Jeigu reikia pradžioj, galit laikyti rankas ant pilvo. Taip daug greičiau suprantam, kaip tie pilvo raumenys turi įsitempti. Jeigu jums neaišku, kaip įtempti dubens dugno raumenis, rekomenduojama, kad pajausti tiesiog. Imam delną, sėdam ant delno, įtempiam tarpvietę, keliam ją į viršų ir žiūrim, ką jaučiam delne. Jeigu delne nieko nejaučiam, galbūt reikėtų dar atkreipti dėmesį, ar tikrai teisingai darom. Bet dažniausiai mes esam esam skirtingos. Vienom reikia pajausti, va taip atsisėdus ant delno, kitom reikia pamatyti, tai kartais net gydytojai siūlo pasiimti veidrodėlį, pasižiūrėti savo dubens apačiai, dubens dugno raumenis. Aišku, mes jų nematom, tai kas yra viduje, bet mes matom iš išorėje. Ir kai mes įtempiam, irgi pasimatom. Jeigu ir taip neaišku, būna kartais tiesiog įkišamas pirštas ir įtempiami raumenis, kad pajausti, kaip apglėbiamas pirštas. Žinau, daugeliui šitos temos atrodo tabu, kažkas neiškaus, kažkas nefaino, bet tai yra jūsų kūnas ir jeigu jūs norit, kad jūsų kūnas kuo ilgiau su jumis kalbėtų, bendrautų, reikia mum irgi įdėti pastangų. Taigi, dubens dugno tyrinėjimus palieku jum namų darbam, o dabar mes atsisėdam ir bus pasyvus ilgas įkvėpimas ir aktyvus iškvėpimas, kai mes sulaikymo metu, trumpo sulaikymo metu įtempiam tarpvietę, kilstelim į viršų raumenis ir tada iškvėpinėjant surenkam pilvą link centro. Mes tarsi kompaktinam savo pilvo raumenis. Atkreipiu dėmesį, kad mes neįtempiam pilvą į vidų, o surenkam jį link centro. Reiškia, aš nuo kaktikaulio raumenis traukiu link bambos ir iš abiejų šonų irgi traukiu link bambos. Pradėsim daryti, bus aišku. Jeigu neaišku, pasižiūrėkit praeitus video, tikrai taps aiškiau. Bandom 8 kartai. Nekeliam pečių, kai įkvėpinėjam ir pradedam. Lėtas ilgas įkvėpimas. Įtempiam tarpvietę, kilstelim ją į viršų ir iškvėpinėjam per vamzdelį iš lūpų. Ir pilvas susirinko link centro, neįtempkit sėdmenų. Vėl įkvepiam, viską atpalaiduojam.
Tarpvietę ir iškvėpinėjam. Įkvepiam. Tarpvietę ir pilvas. Dar 5. Tarpvietę nepamirškit, tada tik pilvas. Liko 3. Ir dar 1. Gali būti, kad apsvaigo galva. Jeigu esat nepratusios taip kvėpuoti, tai nieko tokio. Truputėlį papraktikavus praeis. Ir dabar mes gulsimės. Dedu į šalį savo atsisėdimą. Galima po galva pasilikti pagalvėlę arba paklotuką. Gulamės per šoną. Kojos lieka sulenktos. Pilvas laisvas ir atpalaiduotas. Ir mes tą patį kvėpavimą darysim dabar čia. Iškvėpimo metu bandykit paspausti juosmenį žemyn. Įsivaizduokit, kad jūs visus pilvo raumenis surinkot ir juos tarsi spaudžiat į juosmenį. Bet neįtempiam pilvo, dar kartą kartoju. Gerai, bandom. Įkvėpimas, suėmėm tarpvietę, traukiam iki bambos ir iškvėpinėjam. Pilvą surinkinėjam link centro ir tarsi dar užrakinom. Ir vėl atpalaidavom įkvėpimas. Tarpvietę, įtraukiam, pilvas. Juosmuo žemyn. Tarpvietė, pilvas. Dar 5. Gali būti, kad aš kvėpuoju ilgiau, tai nesiderinkit prie manęs, kvėpuokit taip, kaip jums kvėpuojasi, tik nepamirškit, tarpvietė, pilvas, atsipalaidavo vėl, tarpvietė, pilvas, atsipalaidavo, dar 3. Ir paskutinį padarom. Tarpvietė ir pilvas. Ir dabar mums reikės kaladėlės. Mes atkelsim rankas, bet nuleisim pečius. Ir iškvėpimo metu, kai jau su dubens dugnu ir pilvu aišku, ką daryti, papildomai spausit savo delnus į kaladėlę. Kas neturit kaladėlės, pasiimat pledą, pasiimat pagalvėlę, padarom tokį kukulį, tokį standesnį, tvirtesnį. Va, ir spausim. Va šitą va. Bet kaladėlę tikrai rasite kiekvienoje sporto prekių parduotuvėje, jinai praverčia sportuojant. Gerai, susidėliojam. Pečius atkėlėt ir nuleidot, mentis irgi jaučiat, kad prispaustas, juosmuo prispaustas ir iškvėpinėjam. Pabandom šitą ciklą padaryti su S raide. Galima be S, galite per vamzdelį iš lūpų iškvėpinėti, bet daug greičiau įsijungia raumenis su garsu S. Bandom. Įkvėpimas.
Suėmėm tarpvietę, kilstelėjom link bambos ir iškvėpinėjom. Spaudžiam kaladėlę. Pilvo raumenis surinkom į centrą. Stebėkit, kad pilvas neiššoktų į viršų. Jis turi likti kompaktiškas. Įkvepiam, atsipalaiduojam ir vėl. Tarpvietė ir pilvas ir kaladėlė. Įkvepiam, atsipalaiduojam, nepamirškit. Tarpvietė, pilvas, kaladėlė. Dar 4. Dar 2. Labai gerai, šaunuolis. Tikiuosi pajutot, kaip įsijungia pilvo raumenis, verčiamės ant šono, rankų pagalba atsisėdam ir dabar, tiksliau neatsisėdam, aš atsisėdu, o jūs liksit ant šono, aš tik tai noriu parodyti. Tai paklotuko mums kaip ir nereikės arba pagalvėlės, bet pasižiūrėsim dabar, kai atsigulsim. Jūs, kai gulit ant šono, apatinė ranka tiesi ir va čia pasižiūrėkit, kas yra su galva. Jeigu labai nukritusi, tai tada dedat pagalvėlę arba pleduką savo ant rankos, kad jum galva būtų aukščiau. Kojos sulenktos, koja ant kojos patogiai. Jeigu jaučiat diskomfortą dubenį, pasidėkit tarp kojų volelį. Taip kaip nėštumo metu darydavo. Vis tiek, jeigu dubuo yra dar jautresnis, dar neatsistatęs, tai tada pasaugom. Dabar jūsų viršutinė ranka. Pirštais į save. Ir gerai prispauskit delną. Dilbis yra statmenas grindin. Galva nenukritus į priekį. Dėkit ją tiesiog ant rankos. Ir būtų gerai, kad juosmenį susidėliotume taip, kad jis būtų tiesus. Čia jeigu girdit papildomą triukšmą, tai liūtis prasidėjo. Bet bandysiu perrėkti liūtį. Gerai, pirštai žiūri į save, alkūnė žiūri į priekį. Įkvėpsim ir dabar vėl suėmėt tarpvietę, patraukėt link bambos, iškvėpimo metu spaudžiam delną savo šitą priekinės rankos ir pilvą surinkinėjam link centro. Žiūrėkit, kad neįsitemptų niekur kitur. Ypatingai labai noriu padėti pečiai, tai stenkitės pečius atpalaiduoti. Ir vėl įkvėpimas atsipalaidavom, tarpvietę suėmėm ir iškvėpinėjom. Tarpvietė, pilvas. Ir spauskit delną, nepamirškit spausti delną. Jeigu su iškvėpimu per vamzdelį nesigauna, darom S. Stebėkit, kaip pilvas link centro susirinko. Dar 4 ar 3 pasimečiau, bet jūs kvėpuojat ir skaičiuojat savarankiškai. Kai užbaigsi, truputėlį gali būti, kad riešas pavargo, tai mes jį ištempiam į kitą pusę.
ir turėsit pasiversti ant kito šono. Aš verčiuosi taip, kad jūs mane matytumėt, o jūs galite tiesiog apsisukti ant kito šono, nes jų judesys aiškus, manęs matyti nereikia. Atsigulat, ištiesiat apatinę ranką, galva ant rankos, galva nenukritusi pirmin, už nugaros tarsi nematoma siena, viršutinė ranka pirštais į save, prispaustas gerai delnas, prispaustas apatinis šonas, koja patogiai ant kojos ir mes įkvėpinėjam, iškvėpimas. Pirmiausia, mes įtempiam tarpvietę ir tada pradedat spausti delną ir surinkinėti pilvą link centro, nuo šonų link centro ir nuo kaktikaulio irgi link centro. Dar 4, galim bandyti su S raide, tik neskubėti. Vis tiek daro tokiu tempu, kad pajausti tikrai tarpvietę, kad tikrai pajausti, kad įjungiat pilvą, kad paspaudę delną. Ir paskutinis. Jeigu riešas pavargo, mes jį ištempiam į kitą pusę. Ir stebėkit, kad neįsitempia pečiai. Mūsų pečiai tai yra didieji padėjėjai, jie pastoviai veikia, nereikia, įsitempia, įsitraukia į darbą. Gerai. Dabar stosim ant 4, paprasta staliuko padėtis. Jeigu turit veidrodį idealu, kad pamatytumėt savo juosmenį, kad nebūtų per daug išsirietę, per daug susikūprinus, kažkur per viduriuką sustojot. Ir mes dabar darysim tą patį kvėpavimą. Šitoj padėty bus truputėlį kitaip. Gerai, pasiruošėt. Iškvėpimo metu spausit delnus ir spausit blauzdas. Dabar atkreipkite dėmesį į blauzdas. Jeigu jūsų blauzdas va taip neišsiguldo, tai ką jūs darot? Jūs darot tokį volelį ir užpildot linkį ten, kur yra blauzda atkilusi. Nes iškvėpimo metu jums reikės pajausti, kad jūs tikrai prispaudėt delnus ir blauzdas. Pasiruošiam, alkūnės į šalis, krūtinė atvira, kaklas ilgas, įkvepiat, suimat tarpvietę, traukiat ją link bambos, spaudžiat delnus ir blauzdas, iškvėpinėjat, pilvą surinkinėjat link centro. Įkvepiam, atpalaiduojam, tarpvietę ir dirba delnai, blauzdos, pilvas. Galim bandyti tą patį su S raide. Ir dar vieną. Ir matot, atsiranda pas mane tokia
mikropauzė, tuo metu aš suimu tarpvietės raumenis ir traukiu link bambos. Gerai. Ir paskutinis šito komplekso pratimas. Pasižiūrėkime, kaip jums šita padėtis bus. Taip, tokia labai palengvinta šoninė lenta. Kur sunkumas? Sunkumas yra petys labai dažnai, nes dažnai petys būna va taip. Jums reikės jį nuleisti į apačią. Ranka gali būti taip, kaip pas mane, gali būti kumštis, gali būti pasukta į šalį 45 laipsniai. Kumščiu, mažyliu piršteliu, kai nykštys į lubas, arba delnu. Padėčių yra labai daug. Jūs turite susirasti savąją ir jeigu jums labai spaudžia alkūnę, gali čia dėti paklotuką. Tiesiog pasižiūrėkit, kaip jums patogiau. Svarbiausia, kad petys būtų nuleistas ir apatinis šonas šiek tiek atkeltas. Ne va taip pakibusios, o išsitempusios. Gerai. Mums reikės atkelti dubenį ir laikysim 15-20 sekundžių. Čia jau mes nekvėpuosim to kvėpavimo, kvėpuosim savo taip kaip patogu, bet reikės įsivaizduoti vieną liniją, kurioje bus jūsų tiesioji koja, jūsų sulenktoji koja, mūsų keliai beveik kartu. Dubuo, stuburas, kaklas, galva. Galva nenukritusi pirmyn. Pasiruošiam. Atkeliam dubenį. Tiesioji koja atremta pėda arba vidinė briauna, taip kaip jums yra patogiau. Apatinis šonas atkeltas, petys užfiksuotas, kaklas ilgas, galva ne priekyje, o šiek tiek atlošta atgal, bet ne per daug. Ir laikom, kvėpuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ir lėtai dubenį nuleidom. Sugrįžom. Ir jeigu jaučiat, kad kaklas įsitempęs, paridėme galvą į vieną pusę, į kitą pusę ir sukamės ant kito šono. Susidėliojam kūną. Rankos padėtį jau jūs atsirinkot anoj pusėj. Jeigu reikia po alkūnę pasidėjot minkščiau, atkėlėt dubenį, susidėliojam kojas, kaip jums patogiau, apatinis petys vietoj, šonas šiek tiek atkilęs, pilvas viduje, galva šiek tiek atgal ir kvėpuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laikau ant pilvo ranką, man taip yra paprasčiau kontroliuoti savo pilvą, kad jisai neiššoktų į priekį. Ir dar 1, ir 2. Ir nusileidžiam. Ir čia vėl pastebėkit, kaip pečiai. Galbūt reikia juos pasukti, galbūt reikia kaklą prasukti. Ir užbaigsim mes paprastu lėtu kvėpavimu. Vėl atsigulat, jeigu reikia, pasidedat paklotuką. Gulamės per šoną. Rankas galite pasidėti ant pilvo. Pilvo nepučiam. Pilvo nepučiam. Dar kartą pakartoju. Pilvas yra labai natūraliai atpalaiduotas. Nieko su juo nedarom. Jūs kvėpuojat labiau viršutinę dalimi ir stengiatės pilvo beveik nejudinti, kad labiau atsipalaiduotų juosmuo. Galite užsimerkti, dantų nesukandam, liežuvis prie gomurio. Jūsų pilvas šiek tiek įsijungia, nes kitaip ir būti negali, bet jūs nieko nedarot specialiai su pilvu. Jisai atkyla
šiek tiek galutiniam įkvėpimo etape, kai jūs įdarbinat savo krūtinės ląstą, šonkaulius ir šiek tiek pilvas atkyla. Ir iškvėpimas, pilvas nusileidžia šonkauliai, nusileidžia krūtinės ląsta. Ir galite taip likti gulėti. Jeigu jūsų mažylis dar neatsibūdo, tai pabūkit dar taip ramiai, neskubėkit grįžti į savo kasdienę rutiną, į savo darbus, tikrai dar spėsit. Lieka gulėti, o aš su jumis atsisveikinu, primenu, kad šitas kompleksas tinka ne tik atsistatymui po gimdymo, jisai tinka bet kuriame gyvenimo etape ir ypač toms, kurios turi diastazę arba ir nusilpusius dubens dugno raumenis. Todėl ne tik po gimdymo, bet ir vyresniam amžiuje tinka. Žodžiu, parodykit šitos pratimus savo draugiam, savo mamom, močiutėm. Tegul visos moteris būna sveikos, laimingos ir spinduliuotų gerą savijautą. Sakau šiandien ačiū, iki, o jūs dar pagulėkite.